Su molekulės diena, gerbėmėjai, kartu su manimi jūs sveikina Mokslo sala. Mes turim 118 atomų, bet milijardus molekulių. Ir gyvybė, kokią ją mes pažįstame, būtų tiesiog neįmanoma be molekulių. Kalbant apie molekulės, visatoje yra milžiniškų debesų, sudarytų iš dulkių ir dujų. Jie yra vadinami molekuliniais debesimis arba tamsiaisiais ūkais. Jie vadinami taip todėl, nes juose dujos nėra tik tais pavieniai atomai, bet tie atomai yra susijungę į molekulės. Dažniausiai tai yra vandenilio molekulės H2. Kai tokio debesies dalis dėl gravitacijos ima trauktis į vidų, tankis ir temperatūra tiesiog didėja, kol galiausiai įvyksta branduolinė sintezė ir gimsta nauja žvaigždė. Kai atskiri atomai jungiasi į molekulės, jos gali spinduliuoti šiluminę energiją į kosmosą per infraraudonąją spinduliuotę. Tai leidžia debesiai atvėsti, todėl gravitacija gali lengviau suspausti medžiagą ir suformuoti žvaigždes. Astronomai gali stebėti tas molekulės H2, CO, NH3 radio ir infraraudonųjų bangų diapazone, kad galėtų matyti, kur formuojasi naujos žvaigždės. Tai reiškia, kad gyvybei reikalinga chemija prasideda dar prieš gimstant žvaigždėms ir planetoms. Taigi, su molekulės diena, gerbėmėjai,